Žinau, kad lietuviškas suši tai yra vėdarai. Tik teisingai supjaustyk, sudėk, nu faktiškai suši. Faktiškai jo. Jo, bet praktiškai tai yra vėdarai, bet tokia atveju. Na, o dabar kas yra iš tikrųjų suši? Manau, kad geriausiai tai žino šefas. Nu, Bilai, tau belieka tik domėtis. Stengsiuos. Sukasim. Vada. Šiandieną laidos Skonio reikalas vėl svečiuojasi Prieskonių mugėje Paragauk pasaulio. O laidoje svečiuojasi Petras, kuris atstovauja restoraną Lapukė ir parodys mums, kaip pasigaminti sušį. Na, sušį turbūt jau nėra naujiena Lietuvoje, bet kaip jį pasigaminti, žino ne kiekvienas. Taigi, Petrai, prašau parodyti, kaip šitas procesas vyksta. Nigiriai tai yra? Tai yra tokie maži. Ryžiai ir ant viršaus. Ant viršaus ta žuvis. Kaip maži cepelinai. Maži cepelinai iš ryžių. Taip, tai paimam kūną. Švelniai supjaunam. Reikia pabrėžti, kad nigiri visada daroma turbūt su žalia, ar ne? Žuvimi. Nebūtinai, gali būti ir kepamas, pavyzdžiui, kaip ungurys, omletas gali būti. Bet tūnas, lašišas visada šviežiai. Taip, nebūtinai, tiesiog. Bet čia yra šviežiai? Taip, čia yra šviežiai. Na, prisipažinsiu, man yra skaniausia, kad iš japoniško maisto nigiri su šviežia žuvimi. Tai dabar paimam. O čia kokia žuvis? Čia bus jūrinis ešerys. Spjaustam po 3 gabalėlius. Taip, dabar parodysiu, kaip yra daromas nigiri. Sušlapinam rankas taip. Paimam apie 20 gramų ryžių. Labai nesuspauskit. Čia vasabis. Taip, vasabis. Paimam taip. Ir truputėlį tepame pirštu į žuvį. Taip. Formuojam cepeliną. Formuojam. Paimam taip. Ant 2 pirštų. Su 2 pirštai paimam ir šiek tiek prispaudžiam. Taip, labai nestipriai. Dėlangėlai, prašom jūsų dėmesio. Automobilio aparatas tyrimas numeris FBO 372. Savininkas prašomas paskubą prieiti. Taip ir kartuojam. Kartuoju. Automobilio aparatas tyrimas numeris FBO 372. Savininkas prašomas paskubą patraukti savo transporto priemonę. Na, vasabis turbūt yra savotiški klijai, kurie priklijuoja žuvį prie ryžių. Ne, čia... Ar čia dėl skonio? Galbūt dėl skonio, dėl... tam, kad numuštų bakterijas. Kadangi valgom žalią žuvį, taip. Vasabis yra kaip natūrali priemonė bakterijų dezinfekuoti. Taip. O šitų ryžių galima gauti Lietuvoje turbūt, ar ne, jau šiais laikais? Taip, galima ir parduotuvėse rasti. Nėra kažkokio stebuklo. Na, aišku, kokybė skiriasi. Bet yra? Taip, yra. Kaip matot, kol kas viskas labai paprasta ir taip ir toliau. Šiaip iš sušių sunkiausia yra daryti šitos nigirius. Jos sudėtingiausia yra. Taip. O atrodo paprasta? Atrodo labai paprasta. Tiesiog reikia daug laiko tam. Kad pajausti tą kietumą. Taip. Viskas, kaip matot, vyksta rankomis. Reikia pajausti tik tai kiekį ir konsistenciją ryžių. Taip va. Na, bet meistro rankose 9 nigiri buvo padaryti per turbūt 3 minutės. Tai dabar
parodysiu, kaip yra daromas tie ritinėliai, kurie vadinasi uramaki, kurie yra ryžiai iš viršaus. Ne iš vidaus. Ne iš vidaus, supratau. Taip, išoriai. Tai yra dumblių, šitie lapai iš dumblių, ar ne yra? Taip. Taip paėmam. Kai neužtenka ryžių, taip prispaudžiam. Jeigu labai limpa, tai šiek tiek tepti vandens. Paprasto šalto vandens, ne? Taip. Arba galima su actu šiek tiek pamaišyti, arba su citrinų rūgštim galima. Skonis toks išlieka. Taip, praplečia viską iki galo, kad nesimatytų tas juodas dumblis. Uždengti paviršių. Taip, uždengti. Paskui paėmam baltą sezaną arba juodą, užbarstam. Taip, verčiam jį atvirkščiai. Paskui galima tepti wasabi. Paskui galima jūsų nuožiūrą tiesiog pasirinkti ingredientus. Čia jau turbūt fantazijos reikalas. Taip. Net kiekvienas gali naudoti į vidų sukti, ką nori. Kažkur nuo 1 iki 4 ingredientų. Taip. Kad per daug nebūtų. Jo, jeigu per daug, tai jisai suplyš, ten pasidarys. Galima, aišku, majonezą padėsi kažką. Visą agurkus. Ir dabar keptas krevetes. Dešloje. Taip, dešloje. Taip, dabar paėmam taip, čia. Tai pasitenkit, kad šita linija dėstų į čia. Įeitų į vidų, ar ne? Taip, įeitų į vidų ir taip putėlį prispausti. Taip ir supram. Čia jau savotiškas darbčiųjų rankų būrelis gauna. Taip. Kad viską lygiai padarytų, gražiai ir... Paėmam taip, šonus prispaudžiam putėlį. Kitas šoną. Taip ir gavosi vienas toks. Dešra. Taip, dešra. Sušio dešra. Taip, paimam peilį, šlapinam peilį, taip, paimam taip. Spjaustam į 8 gabalėlius. Tiesiog taip švelniai pjaunam. Čia gausi ritinėliai su krevetė.